Per šį savaitgalį atsiminę tuos, kuriems mes rūpėjom, vėlinių vakarą praleiskime su tais, kurie mums rūpi. Ir su įvykiu, kuris per pastaruosius dešimtmečius tapo neatsiejama Lietuvos kultūros dalimi. Birutis. 3 iš 5 Žalgirio penketo žaidėjų yra praeitie rungtyniavę Vilniaus. 33% taiklumu. Sargiūnas po driblingo iš toli ir Vilniaus Rytui akimirka tikrai turi būti labai ypatinga. Francisko gražiai suranda Birutį ir Birutis suranda vieną iš jo firminių blokų. Čia Hardingo pirmieji prisilietimai prie kamuolio. Atgal Sargiūnui Ignas Sargiūnas. Dabar yra Kaunas Žalgiris metant iš toli. Tie skaičiai tikrai atrodo įspūdingai. Čia Džerikas Hardingas 2+1. Skiršinė kamuolį Hardingui 5 sekundės atakai. Hardingas į dešinę prieš Rupštavičių, stabteli metą iš toli. Vilniaus Rytas kartą pasižymėti Žalgirio gynėjai. Tomas Masiulis jau rodė pertraukėlės gestą ir ta pertraukėlė atsistojus iš savo vietų. Čia dabar keičiasi Vilniaus Rytas, Ulanovas nežaidžia nugarai krepšį. Silvenas Francisko. Perdavimą aukštų ūgį ir vėliau kirtimą iš karto. Čia Jordanas Walkeris. Nelaimėjo. Sargiūnas antros mikrodvikovos prieš Ąžuolo Tubelį. Sirvynis! Ne veltui paminėjau Užtvaras čia vokietis. 4, 3. Daug driblingų iš Modolo. 3 taškai. Ir Francisko. Kamuolys atšoka Laurinui Biručiui. Birutis. 1 sekundė spėja kamuolį paleisti Jordanas Walkeris. situacija šiaip apsiginti. Slyvis meta laisvas. Greita ataka. Ir čia Dustinas Slyva galėjo nukelt stogą, bet tą skiria komandas. Prieš tai matėme Hardingo žaidimo 1-1, dabar Walkeris suranda Gytį Radzevičių. Labai gerai, Žalgiris pamato tą pranašumą, atakuoja Jordaną Walkerį gynyboje. Walkeris atakuoja puolime į kairę ranką 2+1. Tritaškio linijos Vilniaus Rytas. Ir Raitas nubaudžia Vilniečius už tokią nepagarbą. Atakuoja Gudaitį, metimas netaiklus. Žalgiris tuos kamuolius renka vieną po kito. 18 atkovotų kamuolių puolime Kauno Žalgiris. Brazdeikis. 4 jo taiklus metimas. Jam per turbūt pusę sekundės. Ąžuolas Tubelis. Dar kartą iš toli meta išvis prieš Maudolo. Legaliai nusistumia varžovą ir pataiko su atakai skirto laiko sirena. Radzevičius kamuolį priima, veržas arčiau krepšio, greito dvitaškio Rytas neieško. Derbyje pataikydamas vieną baudą iš 3. Ir Gyčio Radzevičiaus metimas iš savo aikštės pusės yra netaiklus. 79-75 Kauno Žalgiris švenčia pergalę.